Sveiki, ponai ir ponios, kaip girdite mane, praeitą kartą žiūrėjau, kad buvo nelabai geras garsas, dabar mikrofoną prisitraukiau arčiau. Gal dar pasigarsins man, bet tada ateina garsai nuo šaldytuvų, nuo akvariumą, nuo mano bezdėjimo ir visą kitą. Nieko naujo nepasakysiu, nieko gero nenutiko. Mūsų cėtus buvo nulaužtas, pinigus negrąžina, tai žmogelis iš Paka Finansė sakė, kad karočią tuos pinigus, kad jie įrodo. Visų pirma, jie čia ne visi. Čia turėtų būti apie 600-700 pinigų. Visų antra, kad ir juos įrodo, aš jų vis tiek negaliu išsiimti. Tai va. Paka Finansė irgi dar sustoja, nedirba vien dėl to, kad karočią cėtus buvo nulaužtas. Galima uždirbti čia pinigų irgi, va čia va yra marketas. Karočią, mane šitą kompą neužkrauna kažkodėl beveik nei kada. Tai čia gali nusipirkti pigiau, tarkime, $100 sumokė, 110 gauni. Tai va tokių va bairių būna. Gerai, ką ten, Elveksas dirba, viskas kol kas tvarkoj pas mum. Išleido savo naują coinsą, dalyną ir gali nusipirkti apie $6 kainuoja. Ką čia dar gera? Nu tai va, 400,000 įdėjau, $475 yra uždirbta. Dirbam toliau. Čia yra 50%. Visai čia gerai skaitau. Labai čia gerai, labai gerai. Čia žiauriai gerai. Valet 3 pas mum ne taip gerai. Va, jie kad ir rašo, va čia va man rašo, kad $196 iš 663 skamba labai gerai. Čia žiauriai gerai, jeigu tai paėmus. Bet esmė tokia, kad pavyzdžiui, aš dabar tiksliai nepasakysiu, transaction galbūt. Tai va, žiūrėkite, aš jo buvau išsiėmis, taip. Iš tų, iš tų, karočią, 600 pinigų, kur uždirbau, aš uždirbau $196, ne? Iš tų $196 aš sumokėjau $34. Šio praeito mėnesio mokestis 25% ir va čia sumokėjau $14, tai jau grubiai 30, 40, beveik $50. Ir dar va čia va buvo pradinis mokestis $30, tai va, tai ten trim kem, tai ten 50 ir čia 30, 80. Tai iš 190 atimk 80, tai uždirbam 100 su centais pinigų. Nu, nei čia gerai, nei čia blogai. Čia šiaip iš tikrųjų gan labai gerai. Ir ką? Sui trumpas dabar, ką jis ten, kadangi cėtus yra užblokuotas, bet jis ten dabar daro tokią, jūs galite gauti už dyką kapeikų, gauti kapeikų už dyką, aš to nedarau, nes neturiu aš tam laiką, bet jeigu jūs ten, dabar nepasakysiu. Bet jeigu ten labai didelė nora yra, ten tiesiog reikia like, subscribe, reikia ten pašėrinti, pareklamuoti ir už kiekvieną veiksmą jūs gaunate XP. Už tą XP jūs gausite ten po 2 savaičių maždaug gausite coinsų savo į piniginę. Grinai už tuos veiksmus. Nu ir viso daugiau projektų neturiu. Labai mažai projektų. Vien dėl to, kad norint uždirbti pinigų, reikia jų turėti pinigų. Rašo ten daug kas. Įdėkit čia, įdėkit čia, įdėkit čia. Ai, tiesą sakant, palauk.
gal ir rasiu, vienas skambina, ten draugelis skambina, sako, matei Telegrame botas yra, žinai, tipo, va, čia gali už dyką uždirbti pinigų. Sakai, už dyką, nu gerai, už dyką, žinot ką už dyką galit, net snukį negalit gauti už dyką. Na, tai užsiregistruoji tą puslapį, skambina, rusiškai šneka, irgi, aišku. Visi sako, skemas, negalima, neįsijunkit, nieko nedarykit. O ten pradinė stavkė 150, palaukit, dabar gal sustabdysiu įrašymą ir paieškosiu, kur ten gal papasakosiu, ką ten gera. Na va, dabar biški čia pamaigiau, kaip ir atsiminiau, kas šitoks yra. Tai va, saka, 150 pinigų minimalus mokestis, nu tai va dabar, nu kaip ir uždirbau aš čia 40, pala, 100, neatsimenu dabar kiek įdėjau iš tikrųjų, 100 šiam gal netgi, nu nesmė, grubiai $40 uždirbau, per kiek aš čia, nu tipo, nu istorija tokia, kad paskambino toks Jūra, ir sako jis man, tipo, va, čia investuok, čia va, botas, čia jisai treidina, čia jisai čia, karočiui, viską daro, čia užtavė, čia įsidėsi pinigų. Nu, tai sakau, dabar nėra pinigų, mane 15 dieną ateina dividendai, nu, tai ir sakau, davai, tu man paskambink 15 dienos vakare, po darbo, po 4 valandos, ir sakau, sukalbės man, kaip čia įsimesti pinigus ir panašiai. Skambina jis ten mane, buvo įsikrovis man telefonas, ten paskui ryšio gal nebuvo, dar kažkas, dar tai 4:30 skambina gal. Visas piktas, bjaurus, šlykštus, kročius, ten pradėjo ten, tai kas tau yra, kad tu čia nešneki, kad čia mėtai ragelė, čia. Sakau, ramiau, sakau, aš man, sakau, nieko iš tavęs nereikia, aš tavęs neieškau, sakau, davai, tai man čia paskambink, kai būsi ramus, sakau, čia man čia kaliojimų nereikia, čia, sakau, bjaurybė. Tai čia pradėjo rašyti, tuoj pasakysiu, ką jis man parašė, koncovkiai, tipo, я тебя что, друг, чтобы ты мне гав-гав говорил? Берешь, отбрасываешь посередине разговора, ну, типа, aš numečiau ragelį, tai jis čia supyka. Sam хотел попробовать, pats, tipo, norėjai pabandyti ir pabaigoje skambino, tipo, tau ragelį nekelia. Bet kurios čia nedogovorėsiu. Na, karočią, esmė tokia, kad čia mane, tipo, kas aš tau čia, tipo, draugelis, kad čia man mėtai ragelį ir panašiai. Nu, tai, nenori, nereikia. Nu, sako, su tai technika susiskambin, žinai, tipo, prijungs tavo akauntą, žinai, ir panašiai. Tai aš įjungiau, nu, įsimečiau pinigų 100 pem. Skambino jau tas kitas, jau sako, tipo, nu tai va, čia mes jau, tipo, nustatėm tau, dirba pinigai nuo pirmadienio iki penktadienio, savaitgaliais nedirba, tipo, nes biržos uždarytas, nes čia gaunasi, kad jie prekiauja, ką jie čia prekiauja, AUD, CAD, kas čia yra, net nežinau. Tai va, stoksais, cryptocurrency, commodities, galiu pamaigyti, neužblokuos, ne, kaip ir, nu, tai va, tipo, auksas, nėra labai daug, stoksai, nu, gal yra ir nemažai iš tikrųjų, kripto, irgi vieni iš didžiausių, ir doleriai. Na ir karočiui, tipo, automatizuota viskas, jie prekiauja čia už mane. Tai va, šiandien plus $2. Nu ir karočiui, skambina, sako, nu tai čia tau, tipo, bandamasis laikotarpis 2 savaitėm, čia su minimaliu įnašu $150. Ir, tipo, jeigu norėsi tęsti, tai, tipo, dar turėsi įsimesti ten gal minimalus mokestis, gal štuką baksų.
Tai sakau, ką man mesti, tai sakau, jeigu reikėjo 1,5 gabalą mesti ir, štuką reikėjo mesti, sakau, reikėjo prašyti štuką, ne čia 150, sakau, tai įmečiau, dirba, tai uždirbs jie man ten iki 1000, tai tada ir pakalbėsim, kam čia man dabar. Tai ne, čia tipo reikia taip, kad būtų, tai vat nežinau, galėsiu papasakoti, kaip baigsis, jeigu ką. Tai va, ką čia dar gera, nieka, tai praknysam mesgi tą baibytą, ne? Baibytą. Uždarė man atostoginių pinigus. Praradau. Uždarbau dadėjais, tai ten. Buvau dadėjus dar pinigų, bet jie man čia vis tiek. Kur mano prisijungimas? Karoči, dabar negalėsiu prisijungti. Neesmė. Karoči, praradau atostoginius pinigus, kur galvojau pasikelsiu, dabar su jį ten apvagė tą cetus, dabar žiauriai gerai turėtų būti, šiaip ką galima gal ir pažiūrėti, vis tiek galima būtų pažiūrėti, kiek kainuoja su jį, nes turėjo būti šortinimas dabar. Šortinimas turėjo būti. Taip, kur mūsų pakeisti, mums reikia pakeisti sui. Sui STC, tai va, tai kaip ir sakiau, va, $3. Tai įsivaizduojat, nuo 4 man ten prie 4.20 kažkiek uždarė, ten tiek net nebuvo pakylį, va, ne. Ir karočią, kiek būčiau uždirbę dabar. Minus 27%, plus jis ten prekiavo, pats už mane dar būtų uždirbęs pinigų. Bet kaip sakant, yra kaip yra. Vienoj vietai išlaši, kitoj pralaši. Ką supratau, kad karočią, aš žinojau, kad man reikėjo maždaug $1000 ten turėti, bet neturėjau, surizikavau, nepaėjo, reiškia, kitą kartą, kai jau turėsim 1000, tada statys man per naują ir dar reikia turėti papildomai pinigų, kad galėtum įdėti dar pinigų, jeigu kažkas tai tokia va ekstra nutiks, nes aš norėjau miegoti, mačiau, kad kaina eina į viršų prieš mane, tai buvo negerai, tai man reikėjo, kad būtų bent kokių 30%, kad viršaus, kad galėtų kilti dar kokių 30%, kol aš miegu be jokių problemų. O ten buvo lygiai ten gal 10%, dar plus biržos ten visokie reikalavimai, tai ir uždarė, tai palika man ten, gal neatsimenu, gal ten kiek jie man ten palika, neatsimenu. Kažkiek tai $1 dar palika. Gerai, chebra, iki kitą kartą. Naujų projektų aš neturiu kol kas, nes nėra pinigų, aš paprastas rabatega, kai aš atlyginimas 25, sumokėjau mokesčius, elektra brangi, paskalas brangias, viskas brango, draudimą buvau pamiršęs susimokėti, susikrovė man čia į krūvą už kelius mėnesius draudimai. Karočią. Gerai, iki kitą kartą.